Sveiki, sulaukėte tokio pasaulyje Lietuvos krepšinio lygos rungtynių transliacijos iš Kėdainių arenos, kurią dabar matote savo ekranuose. Šiandien Kėdainių Nevėžis priima Klaipėdos Neptūną. Tai yra komandos, kurios skirtingai pradėjo šį sezoną. Vasimas Mažeika sugrąžino 2 taškų pranašumą svečiams, 2,5 minutės iki kėlinio pabaigos. Prostrano perdavimas į kraštą, čia Germeinas Lavas, gali pataikyti iš pirmąjį sezoną, dabar jis gauna Germeinas Lavas, kol kas Larry Drew yra pelnęs 7, tikrai gerai įsijungė į žaidimą ir paliko jį aikštėje Dainius Adomaitis, o čia labai panašiai ataka, Germeinas krepšininkas pelnęs 2 taškų skaičių šiame mače. Dabar jam tenka gintis prieš Šarakauską, čia jau baudos aikštelė tarsi pranašumą ir turi klaipėdietis, bet pagalba yra iš Simono Kymanto, Larry Drew 3 taškai. Taip, Larry Drew irgi šiandien tikrai puikiai. Tenka, žinome, visada, kai rezultatai netenkina ir vyriausiam treneriui atsakyti šiek tiek kritikos, bet, čia pražanga, turi būti šimpukas. Statistika yra 3 taškai metimai, kurių pataikė 7 iš 15. Kitą kartą komanda per visą mačą 15 tritaškių nemeta. Šiandien ties perimetro laisvės nemažai, o čia palei galinę liniją. Labai gražus Germeino Lavo prasiveržimas, iškart skuba į priekį Larry Drew ir atsako ne mažiau efektyvų metimų. Kamuolių užtvara Karlio Petrukonio, Petrukonis kerta į baudos aikštelę, perdavimo jam nėra, perdavimas per Smiljaničių. Nugarai krepšį Petrukonis labai lengvai įveikia Tado Klimavičiaus gynybą, dėjimas iš viršaus, gražu. Atakos ir rungtynių laikrodžių skiria apie 3 sekundės, puikus Drew perdavimas ir čia Simonas Kymantas padarė viską, kad apsunkintų Tado Klimavičiaus metimą, bet Neptūno aukštaūgis pataiko beveik nematydamas krepšį. Tikrai labai sudėtingas metimas ir 2 taškai. Aišku, reikia užtvarų be kamuolio. Ir Klimavičius iš tikrųjų metimas geras, svarbiausia taiklus. Čia irgi galbūt bus peržiūra, dėl to taškus reikės įskaityti. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad viskas laiku ir pirminis sprendimas būtent toks ir yra, kad metimas įskaitomas. Klaipėdos Neptūnas pirmauja 48-43, aišku, Pauliui Juodžiui labai nepatik šis epizodas ir dabar baksnos pirštu, mes Simonui Kymantui turbūt labiausiai rungtynėje. Kol kas turime tikrai įdomias, rezultatyvias, permainingas rungtynės. 10 sekundžių lieka Nevėžio atakai iš 3 taškų zonos, pataiko Germeinas Lavas. Tikrai neįprižiūrėti Germeiną Lavą. Martynas Mažeika garsėja kaip tas žmogus galintis kiečiau pasiginti ir jis būtent prižiūrės Kėdainių Nevėžio Amerikos. Petrilevičius sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo, taip pat ir Petrukonis. Kymantas kažkas gali daryti, kai gauna kamuolį tokiose situacijose. Neptūnas kamuolį vis tik išlaikė. Drew. O dabar viskas gražiau, paprasčiau. Tik Klimavičius neįmeta iš po krepšio. Nevėžis skuba į priekį. Germeinas Lavas, koks šuolis. Kaip aukštai dabar pakilo amerikietis, tiesa taškų pelnyti nepavyksta. 10 sekundžių dar lieka Nevėžiui. Ir perdavimas tiesiai Drew į rankas. Toks chaotiškas žaidimas pastaruoju metu. Kačinas 2 taškai iš po krepšio. Vienintelis rinkdavo 2 taškų skaičių. Žiūrint į vidurkį, šiandien Jimmy Daronas apskritai kol kas yra pelnęs tik 6 ne per pirmąją rungtynių pusę, kai pataikė visus 5 mestus 2 taškus. Prostranas, Žerajus Grantas dabar jau gesina krašto metimą, bet yra ir servas Nevėžio komandoje. Ivanas Smiljaničius laiku ir vietoje 2 taškai. Šiandien kovoja Nevėžis po krepšiais. Daug jėgų atiduoda, labai kovinga komanda ir perdavimas atgal. Čia Sinica grąžina kamuolį atgal. Prostranas ieško pražangos, jos nėra. Toni Prostranas iki galo. Germeinas Lavas. Žiūrime paskutinę Nevėžio ataką. Germeinas Lavas viską turės daryti pat. Prieš jį Kačinas. Lavas susikuria erdvės, meta ir nepataiko. Taigi Klaipėdos Neptūno komandai antrasis pratęsimas per 3 mačus. Kėdainių Nevėžio komandai pirmasis. 2,5 iki pirmojo pratęsimo pabaigos. Larry Drew šiek tiek persistengė dabar pats. Visos atakos metu kontroliavo kamuolį, nusprendė atakuoti ir čia jau ramina savo komandą Dainius Adomaitis. Viskas logiška. Šarakauskas gerai stovi gynyboje. O čia, reikia jau Petrukonį parodyti, kad jis turi ir Dirko Novickį gyslelę. Pasirodo turi. Pataiko štai toks metimas. Tikrai neįprasta Karliui Petrukoniui ir minutės pertraukėlė. Sumanymai kitokie. Toni Prostranas laiko kamuolį, veržiasi pro Šarakauską, bet atgal Sinica iš toli. 3 taškai! Justas Sinica! Bet laiko dar yra.
Laiko dar yra, 1 sekundė ir 40. Neptūnas nebeturi minutės pertraukėlių. Mažeikos ilgas perdavimas Šarakauskui. Kamuolys užribyje ir Nevėžis triumfuoja. Justas Sinica į buvusios komandos krepšį pataiko tiesiog fantastišką metimą. Bet Žirmeinas Labas atrodo yra žmogus, kuris labiausiai dar supranta, kad rungtynės nebaigtos jau ir Toni Prostranas užgulė Justas Sinica po to tritaškio. Ir Neptūnas tuo nepasinaudojo, kad guli du varžovai. Galėjo greičiau išmesti kamuolį, to reikalavo Larry Drew. To nebuvo ir Kėdainių Nevėžis triumfuoja. Klaipėdos Neptūnas po 3 rungtynių neturi nė vienos pergalės, pralaimi